How are you today now? Tai va, šiandien jau yra kovo 1, tai čia pakvietė, sako, einam Algi paplaukt. Sakau, kad šaltoka dar. Tai einu dabar, einu į pajūrį, pasižiūrėsiu, kaip ten vėjas liktai sukilęs, tai pasižiūrėsiu, kaip ten vaizdas atrodo, gal dar pamatysiu kokį vieną kitą beplaukiant. Čia prieš kokį mėnesį pusantro ėjau, tai tas buvo dar nieko nesimatė tų statybų, o dabar va jau prašau iškelta, atsivežė dar vieną kraną, sienos iškelta ir galbūt jau pagal tą jų planą ir bus 27 metais šitas viešbutis. Na, toks vaizdas jau formuojasi kažkoks. Jau va, ledai išplaukia iš upės beveik. Sniegas dar va nelabai nutirpęs, bet va jau matosi, medžiai linguoja. Šiaip normalaus vėjo, tokio, kad būtų pūstų normaliai iš vakarų, tai nebuvo 2 mėnesius. Nu va, žiūrim, kaip čia atrodo bangos. Nu ką, gražiai atrodo, vaizdelis neblogas. Nežinau, ar aš dar dabar norėčiau tokiu oru lysti vandenį. Aišku, plaukikų jokių nėra. Nu, ledai visi ištirpo per 2 dienas. Okay. Čia jau praeitą kartą, tai dar pliurzė baisi nebuvo. O dabar va, prašau. Nebėra jokio ledo. Nu va, tolumoj matosi, tenai. Matosi, pučiasi aitvarus kažkas. Pasižiūrėsiu, nueisiu, pasižiūrėsiu. Kas ten tokie drąsoliai. Vandens turbūt temperatūra kokie, nežinau, 2 laipsniai. Gal daugiau jau, 2,5. Vėjo žadėjo apie 7-8 metrus, bet man atrodo, čia jeigu yra kokie 4,5-5, tai gerai. Toks jausmas, kad čia dar nepučia. Panašu, kad jau pakuojasi tos aitvarus, nesulaukė vėjo. Šitaip neatrodo, kad čia buvo daugiau. Tai žodžiu, pražioplinau visą vaizdą.
visą veiksmą. Arba plaukia, arba neplaukia. Tikriausiai plaukia prie mažesnio vėjo, bet nespėjau ateit. O, butelis plaukia. Teks atidėti sekančiam kartui. Šiaip oras yra vėsus ir vėjas nestiprus, bet vėsus oras. Eisiu atgal.